Tai čia mano laimikis. Tai vat nuo to didžiojo rago radimo praėjo maždaug apie valanda. Ten, nežinau, vat šviečiasi. Yra biržė. Nu ir aš po tą biržę maliausi, galvoju, kad gal antrą pusę toj biržiai paliko. Bet užbridau paskui čia tokius balynus. Ir buvusią valksmą tokią ėjau. Nu ir ten kažką matau. Pasiėmiau iš karto šitą gražuolį. Bandysim prinešti, pažiūrėti. Nes vizualiai ten matau, kad kaip ir kitos pusės ragas guli. O šitą radau maždaug už 50 metrų nuo šitų balų. Tai aš čia ateinu su didelio viltim pažiūrėti. O ten iš berželio. Tada panašumas labai yra. Tadadam. Tadadam. Porykė. Ajajaj. Ajajaj, kaip gerai. Nu ką, reiks kelti iš čia. Vizualiai biški dešinė pusė menkesnė lyg ir. Gerai, glausim tuoj. Nu, žiūrim, ką čia turim. O, papa. Geras irgi. Dar medžius smirda. Gal kvepia. O. Labai šakos identiškos, simetriški. Pirmą video filmavau, tai net į kadrą nelabai tilpau, tai nesinori. O, prašau. Visa para. Perluotas koks visas irgi. Ta. Nu, vietiniam ieškotojam tai čia nesėkmė. Nunešiau porykę. Dešinės pusės. Nu, 3 kilogramai turi būt. Anas tai tikrai bus 3. Arba bus, arba labai netoli. Bet, nu, yra masės. Gerai, kai tokia elniai giminė tęsia miške. Daiktas. Nu ką, reikia saglaust tą būdą. Kaip čia į kadrą tilpt su jais. Tada dar gal atsitraukt. Yra ką kelt. Vat koks elnias gyvena. Šiemet mažai laiko turėsiu miškais vaikščioti, tai čia man tiesiog dovana, apdovanojimas. Turėsiu kuo mokiniam pasigirti mokyklai. Geras čia.